Kai mes paskelbėme temą viešoje erdvėje, kilo šiokie tokie klausimai. Ir iš tikrųjų tai yra tema, kuri aktuali dabartiniai Lietuvai. Ar nėra didesnių problemų, kai tiek daug žmonių taip sunkiai suduria galą su galu, sakykim taip. Ir galbūt ši tema liečia tik tai labai nedidelę žmonių dalį. Nors, kaip sako liaudės išmintis, kai pasižiūri gatvėse, tai kas antras vairuotojas toks, o krepšinio teisėjai yra visi tokie. Čia taip, kalbant šiek tiek su humoru, o jeigu iš tikrųjų rimtai, tai diskusijos vyksta labai aršios. Viešoji nuomonė, kad perauga tiesiog į isterišką rėkimą ir kartais atrodo, kad diskusijos tikrai nesurasime šitą temą, kurią ir pristatau šio vakaro Tautos aikštę. Ar homoseksualams reikėtų suteikti tokias pat teisės, kaip ir likusiai visuomenės daliai. Savo nuomonę galite išreikšti ir jūs, LRT televizijos žiūrovai, skambinkite telefonu 1667 ir surinkite skaičių 1, jei manote, kad taip, reikėtų suteikti tokias pat teisės, kalbant, žinoma, apie santuoką, kalbant apie galimybės įsivaikinti, apie kitus dalykus, ir 1667 ir surinkę skaičių 2, jei manote, kad ne. Nereikia to daryti. Taip pat studijoje yra nemažai arbitrų. Vėlgi norėčiau pasisveikinti, paprašyti jūsų iškelti savo lenteles, kad matytume, kas tai yra. Tai yra Lietuvos gėjų lyga, tautininkai, debatų centras, socialdemokratai, humanizmo centras, tolerantiško jaunimo asociacija, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Žali LT, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų jaunimas. Pasižiūrėjome, kokiagi yra jų išankstinė nuomonė ir štai tokius turime rezultatus. 24 sako taip, 35 sako ne ir vienas žmogus neturi nuomonės. Įsidėmėkime šitos skaičius, pasižiūrėsime, kaip keisis nuomonės per mūsų debatus. O dabar čia į Tautos aikštę kviečiu pagrindinius mūsų šio vakaro debatų dalyvius. Prašau. Tai yra Seimo narės Agnė Bilotaitė ir Marija Pavilionienė, Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, Šeimos gynimo centro vadovas Justas Subačius ir nacionalistas lietuvietis Giedrius Šarkanas. Sveiki visi, gerbėmieji, ir kaip visada mes paprašėme jūsų pasakyti po vieną frazę, pasižiūrėkime, kaipgi sureitingavo jas mūsų informacinio partnerio interneto portalo rytas.lt skaitytojai. Štai čia mes matome frazes, netrukus mes jas pristatysime ir šiek tiek išsameu, o dabar žiūrime taip, daugiausiai balsų surinko Agnės Bilotaitės frazė, mažiausiai Vladimiro Simonko. Ir būtent nuo tada nuo jūsų, ponia Vladimirai, norėčiau ir pradėti. Jūsų frazė buvo tokia: taip, reikia suteikti tas teises, nes homoseksualai yra tokie patys mokesčių mokėtojai išlaikantis valstybę. Todėl dabar iš karto norėčiau jūsų paklausti, lygios teisės, jūsų nuomonė, turėtų būti matuojamos sumokėtais mokesčiais ar jų kiekiu? Aš manau, kad lygios teisės turi būti visiems ir kai mes kalbam apie mūsų teises visų, aš tik tai noriu visada priminti, kad mes esam tokie patys mokesčių mokėtojai, mes taip pat tvarkingai jos mokam ir norim tų pačių teisių, kurie turi heteroseksualai. O jeigu mes kalbėsim plačiau, kokios tai yra teisės, patikėkit, tai yra pakankamai platus spektras tų teisių, kurių mes šiuo metu neturim. Mes kalbam ir apie partnerystę, mes kalbam ir apie tai, kad mes galim būti diskriminuojami ir taip pat yra pakankamai didelis nepakantumas šalyje. Tai visas tas spektras ir atsiliepia tuo, kad mes tų teisių, ne visų teisių mes turime. Taip, supratau, ačiū. Šeimos gynimo centro vadovas Justas Subačius, jūs sakot, kad ne, nes daug buvusių homoseksualų vėliau sukuria heteroseksualias šeimas, būna laimingi ir skleidžia šią žinią kitiems homoseksualams. Kiek buvusių homoseksualų sukuria tokias heteroseksualias šeimas? Ar jūs turite tam tikrus duomenis? Aš žinau konkrečios vienos organizacijos, kuri vadinasi Living Waters Canada, konkrečius skaičius prieš porą metų 1500 buvusių homoseksualų šiandieną yra laisvi nuo šitos homoseksualų dvasios, jeigu aš taip galėčiau išsireikšti. Ir jie šiandieną yra sukūrę šeimas, turi savo vaikus, yra laimingi ir padeda daugeliui homoseksualų, padeda daugeliui
tapti tokiais tikraisiais žmonėmis. Supratau, ačiū. Nacionalistas lietuvietis, tai prašė pristatyti Giedrius Šarkanas. Jūs sakote taip, nes nesuteikdami homoseksualams jų prigimtinių teisių nemažą dalį lietuvių paliekame už tautos ribų. Jūs kreipėtės į teismus, Lietuvos teismus, kovodamas dėl štai šių prigimtinių teisių. Ar jūs tikite savo sėkme Lietuvos teisėsaugoje? Ne, tikrai ne. Tikrai netikiu. Aš ruošiuosi kreiptis į Strasbūro žmogaus teisų teismą. Tik tai tam kreipiausi į Lietuvos teismus ir taip paaiškinau savo tinklaraštyje, komentuodamas savo šitos kreipimusius. Taip, Dar norėčiau pridurti, kad kaip visada truputį taip gausi, kad vėl buvo šiek tiek iškraipytas mano teiginys. Aš norėjau pasakyti, kad mes turime nesuteikti homoseksualams daugiau teisių, o pripažinti jų turimas teises tvirtintas Konstitucijoje ir Žmogaus teisų konvencijoje. Gerai. Ta ir turėsime omeny pripažinti teises. Beje, labai geras kontrargumentas Gintaras Songaila, Tautininkų sąjungos pirmininkas. Ne, homoseksualams nereikia pripažinti jokių prigimčiai prieštaraujančių teisių. Pone Songaila, kas tuomet yra prigimtinė teisė, jūsų nuomonė? Na, tai tėvystės, motinystės, santuokos teisė, tai vaikų teisė turėti jiems įsipareigojusius tėvą ir motiną, augti šeimoje. Tai yra šeimos gerovės, vaiko gerovės teisės. Ir nesutinku, čia buvo pasakyta, kad tarsi jeigu dabar santuokos kokia tai teisė bus pripažinta, kaip sakoma, homoseksualioms poroms, kad tai jos padarys tautos dalimi. O jeigu nebus pripažinta, tai jau bus už tautos ribų, kaip pasakė. Tai čia visiškas nesusipratimas, sumaištis ir aišku, kas yra prigimtinė teisė ir visa kita, kas mėginama primesti, tai ir greuna iš tikrųjų ir šeimą, ir pačią prigimtinę teisę. Galų gale visuomenė greuna. Ir dėl to tokia yra negatyvi reakcija. Tai iš tikrųjų tie paradai, visi jų esmė yra būtent šitie tikslai ir jie žeidžia vertybės, šeimos vertybės, daugumos vertybės, jeigu norit. O šiaip tai yra įgyjamas dalykas, tas vadinkime seksomaniškas elgesys ir jis ir gali būti koreguojamas, jeigu žmogus pats to nori. Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė. Taip, nes mes visi esame žmonės ir mums turi būti sudėti tos pačios žmogaus teisės. Kaip jūs pakomentuotumėte tai, ką pasakė ponas Songaila? Na, sakyčiau, kad jis pasakė visišką nesąmonę, nes niekas jums nedavė teisės daliai homofobų teisti kitus žmonės, kurie tokie gimsta. Prigimties niekas nepasirenka. Žmonės tokie gimsta. Ir ta prigimtis turi būti apginta. Jie yra tautos dalis. O štai, ką tik kalbėjęs šeimos atstovas pasakė, kad jie virsta normaliai žmonėmis. Visi žmonės yra normalūs, nes tą prigimtį jie atsineša su savim gimdami. Būtent aš paneigiu su savo pasakymu. Jūsų šitą frazę, kad jie turi prigimtinės tokias teisės, ar ne, tai yra pasaulyje faktai. Faktai, kurie nubraukia jūsų šitą melą, kad yra buvę homoseksualai. Jie negimsta homoseksualais. Tai pirma, ką jūs padarote, jūs pasakote visai šaliai, mes tokie gimėme ir būkite humaniški, priimkite mus tokie, kokie mes esame ir duokite mums teisių ir panašiai. Bet iš tikrųjų, tie faktai, kad yra begalės buvusių homoseksualų, pasako, kad tai yra melas. Kaip gali būti gimęs homoseksualas? Ir jisai staiga patampa nebe homoseksualu. Tai nėra įmanoma, tai yra neįmanoma. Taip, gerai, vieną sekundę. Dar norėčiau pirmą žodį ir Seimo nariai Agnei Bilotaitei suteikti, po to aš manau, kad mes labai greitai perėsime į diskusiją. Jūs sakot, ne, šeima yra pamatinis visuomenės institutas, net politikai to negali pakeisti. Kas nutiktų šeimai, jeigu ta savoka būtų išplėsta? Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mano nuomonė, homoseksualai turi lygiai tokias pačias teisės, kaip ir kitos visuomenės grupės. Lietuvoje, taip? Taip, Lietuvoje. Bet kai mes kalbame apie šeimą, apie tėvystę, tai nėra tokios, kaip sakant, individualios teisės, kurias mes galime suteikti arba atimti. Tėvystė, šeima, tai yra visuomenės institutai, kurie atsiranda iš įsipareigojimo kurti, auginti gyvybę.
o homoseksualai to negali padaryti. Tai tokiu atveju tai jie negali sukurti gyvybės, jie gali įsivaikinti, bet jie negali pagimdyti gyvybės, jie negali auginti. Kurie turi vaikų. Jeigu jūs kalbat apie gimdymą, bet jūs nekalbat apie pačią šeimą, kaip vyro ir moters tadą, kuris sukuria gyvybę, augina. Žmogaus teisė. Šeima tai yra žmogaus teisė, nepriklausomai nuo to, kokios orientacijos tai yra žmogus. Ir tai yra įsipareigojimas, tai šeima. Tai yra meilė ir įsipareigojimas viens kitam, nepriklausomai nuo to, ar jis vyras ar moteris. Jeigu jūs tikit meilė, reiškia, jūs turit pripažinti, kad šeima gali būti tarp dviejų vyrų ir tarp dviejų moterų. Prašau. Vis tik tai pirmas dalykas, kad vaikų auginimas tokiuose vadinamose šeimose, tai yra jų lošinimas, aš manyčiau, nusikaltimas iš tikrųjų. Antras dalykas, čia buvo pasakyta, aš nesišvaičiau žodžiais ir atsiprašau, prašom nepertraukti. Dėl mokslo. Tai šiaip jau yra aišku, kad tai yra įgyjamas dalykas, šeimos faktorius veikia, socialinis faktorius veikia ir nėra moksliškai įrodyta jokio genetinio ryšio. Tai ir viskas. Taip, supratau, prašau, ponė. Ar šiandien mes apie žmogaus biologiją šnekam, ar apie žmogų kaip visuomenės narį? Jūs laidos klausimas yra, ar turime suteikti teisės. Iš viso, kaip mes galime klausti tą įžeidžiamą klausimą, kai mes visi esame žmonės? Mes ką, rasistai kokie? Toks klausimas anksčiau buvo keliamas, ar suteiksime juodiesiems teisės? Dabar mes panašiai klausime, ar turime žmonėms suteikti jų prigimtinės teisės? Jie turi tas teisės. Pone Šardanai, prašau, papildyti. Konstitucijos straipsnį yra tiesiai šviesiai parašyta, visos žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Bet aš noriu skelti kitą klausimą. Mes kai kalbame apie homoseksualų santuokas, kalbame apie įsivaikinimą, ar mes paklausime apie teisės tų vaikų, kurie yra įsivaikinami, ar jie nori būti toje šeimoje? Trumpas komentaras, mes dabar truputėlį šokinėjom, bet aš matau, kad įžanga tikrai yra greita, prašau. Aš norėjau sureaguoti į pasisakymą, kad galima išgydyti nuo homoseksualumo. Tai noriu pasakyti, kad 2009 metais Amerikos psichologų asociacija oficialiai atsisakė atsivėrimo terapijos homoseksualumo gydymo. Asociacijos tyrimo metu nustatė, kad toks gydymas gali baigtis depresija ar savižudybė. Ir tenais buvo daug užsislėpusių homoseksualų, ar ne? Gerai, ir ačiū dabar visiems, dabar trumpas pertraukėlė, nes mes turime pirmąją reklaminę pertrauką, po jos mes pamatysime, kaip atrodo mūsų debatų centrų dalyviai šią temą ir po jų jau vėl į Tautos aikštę grįš mūsų pagrindiniai debatuotojai. Taigi grįšime po trumpos reklamos. Grįžtame į Tautos aikštę, primenu šio vakaro klausimą, ar homoseksualams reikia suteikti tokias pat teisės. Jūs galite irgi atsakyti, skambinkite telefonu 1667 ir surinkite vienas arba du, priklausomai nuo to, kaip matote ekrane, ar sakote taip, ar sakote ne. Na, o dabar išklausykime argumentų iš abiejų pusių, iš mūsų jaunųjų debatų profesionalų. Nauji veidai mūsų Tautos aikštėje, tai yra Mykolo Riomerio universitetas ir debatų centras. Mykolo Riomerio universitetas atstovauja taip pusę, debatų centras atstovauja ne pusę. Dar kada primenu, jog tai yra debatai. Iš tikrųjų, tai nereiškia jų pilietinės pozicijos, tačiau jie pateiks savo argumentus už vieną ar už kitą pusę. Ir pirmieji pradeda Mykolo Riomerio universitetas. Ačiū. Gerbėmieji, aš turiu tobulos visuomenės viziją. Aš turiu viziją, kad kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo jo rasės, religijos ar
tam tikrų pažiūrų, įvykdantis visas pareigas, kurias jam priskiria visuomenė, gauna iš visuomenės visas teisės. Deja, šiuo metu Lietuva yra labai toli nuo šitos vizijos ir mes matome, kad yra beproto didelė problema, kad tam tikros grupės piliečiai, įvykdydami visas visuomenės priskirtas pareigas, negauna visų teisių. Ir kokia yra to priežastis, iš esmės aiškaus atsakymo nėra. Todėl mūsų pozicija šiandien, kad homoseksualiems žmonėms Lietuvoje turi būti suteiktos lygiai tokios pačios teisės, lygiai tokia pačia apimtim, kaip ir likusiems Lietuvos piliečiams. Ir iš esmės aš jums pristatysiu tris argumentus. Moralinis, socialinis ir ekonominis. Pirmas yra moralinis argumentas. Visų pirma, mes negalim riboti žmogaus prigimtinės teisės, todėl kad jinai yra betarpiškai susijusi su žmogumi. Antras argumentas yra socialinis, kad mes visuomenė turi skatinti toleranciją, turi skatinti apsaugą tam tikrų interesų grupių, kurie sudaro visuomenė. Trečias yra ekonominis, todėl kad su tam tikrom teisėm, pavyzdžiui, teisė į santuoką, yra susiję tam tikri ekonominiai aspektai, pavyzdžiui, pašalpos, paveldėjimai ir kiti dalykai. Dėl to mes manom, kad tai yra būtina ir tai yra socialiai teisinga valstybei įgyvendinti savo pareigas. Ačiū. O mūsų pozicija yra visiškai priešinga ir norėčiau pristatyti argumentus prieš, kodėl mes manome priešingai ir turbūt pasakyti, jog mūsų oponentai daro loginės klaidas ir kodėl tai yra visai neteisinga. Turėti viziją nėra blogai, tačiau kiek tai yra realu ir kiek tai yra teisinga, jau visai yra kitas klausimas. Ir kuomet mes prakalbame apie homoseksualams suteikiamas lygias vienodas teisės, turbūt reikėtų paminėti, jog būtent suteikiant lygias vienodas teisės mes nukrypstame nuo šeimos idealų, nuo šeimos vertybių. Ir būtent šeima susidedanti iš vyro ir moters yra ta šeima, kuri ir yra žmonijos išlikimo principas. Tačiau šis suvokimas, jeigu mes norime suteikti homoseksualams lygias teisės, yra kaip ir paneigiantis gamtos sutvertą tvarką. Ir tuomet kyla klausimas, kodėlgi mums taip svarbu suvokti tas šeimos vertybės ir kodėl reikia suvokti šeimos tą sampratą. Būtent dėl to, nes augdamas vaikas tarp moters ir vyro, jis supras mamos ir tėčio pareigas, kodėl jis turi būti augti tokioje šeimoje ir kodėl jis turi būti pilnavertis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad homoseksualams nereikėtų suteikti vienodų teisių dėl to, jog valstybė mūsų nėra pasiruošusi dar tam. Ir jeigu norime keisti įstatymus, vadinasi, turi būti iš pat pradžių pasikeitusios vertybės. Dabar Lietuvos vertybės nėra pasikeitusios. Ir jeigu norime tai padaryti, mes turime gauti palaikymą iš visuomenės. Taigi dėl to, jog homoseksualams nereikėtų suteikti teisų, dėl to, jog tai šeimos samprata ir kinta ir taip pat nėra valstybė pasiruošusi tam. Ačiū. Jūsų atsakymas. Taip, išgirdom, kad principinė pozicija jūsų yra tokia. Šeima tai yra vyro ir moters sąjunga. Jūs tiesiog taip teigiate. Antras dalykas, ką jūs pasakėt, ką mes iš jūsų išgirdome, tai yra tai, kad, valstybė šiuo metu nepasiruošus. Mes nesutinkam su jumis. Netiesa. Niekur nėra parašyta, kad šeima yra tik tai vyro ir moters sąjunga. Konstitucijoje mes to neturime. Mes neturim savo pamatinėme dokumente. Pabandykime atsakyti šitą klausimą, koks yra tikslas šeimos. Tikslas šeimos yra du mylintys žmonės, kurie vienas kitą palaiko ir jie kažką tai kuria bendro, kas yra naudinga visuomeniai. Ar galime mes tą pasiekti, kuomet yra vyro ir vyro sąjunga, ar yra moteris ir moters sąjunga? Aišku, galim. Tai kodėlgi ne? Kitas dalykas, jūs teigiate, kad valstybė yra nepasiruošusi. Mes nesutinkame su jumis. Valstybė yra pasiruošusi. Valstybė turi veikti ir jinai gali keisti žmonių nuomonę. Ir mes matome, kad tose valstybėse, kuriuose buvo priimtas sprendimas, kad reikėtų suteikti teises į santuoką homoseksualiems asmenimis, nuomonė žmonių pradėjo keistis. Tas pats, pavyzdžiui, su mirties bausme. Prieš 10 metų mes visi sakėme, mirties bausmė yra blogai. Bet valstybė atėjo ir pasakė, būkime humaniški, pakeiskime šitą situaciją. Ir ką mes matome? Mes matome, kad dabar visuomenė palaiko, kad mirties bausmė yra blogai. Todėl mes nematome žalos. Mano kolega pasakė, kokią naudą suteikia šita žmonių sąjunga. Jūs nepaneigėte mūsų naudos, bet ir jūsų teigiama žala yra neteisinga, mes nesutinkame. Nėra jokios žalos, jeigu mes suteiksime homoseksualams lygiai tokias pačias, kokias mes ir turime visi Lietuvos piliečiai. Prašau.
Taigi mes nesutinkame su mūsų oponentų išsakytą nuomonę ir norėtume sustiprinti savo poziciją, vėl grįždami prie savų argumentų. Taigi mes manome, jog visuomenės moralės normas nustato būtent prigimtinės vertybės, kurias suformuoja šeima. Taigi, jeigu mes sustiprintumėme homoseksualų teises, mes sugriautume dabartinę nusistovėjusią tvarką. Ar tai būtų naudinga dabartiniai Lietuvai? Mūsų pozicija sako, kad ne. Taigi, vertybės yra formuojamos per ilgą laiką ir vienas iš formuojančių veiksnių yra bažnyčia. Ji pasisako tik tais už monogaminės santuokas. Dalis žmonių, kurie net nėra susijęs su bažnyčia, taip pat palaiko krikščioniškasias vertybės ir pasisako už skirtingų lyčių žmonių santuokas. Taigi, jeigu mes sustiprintume homoseksualų teises, mes pradėtume griauti dabar nusistovėjusias normas ir taip gali kilti visuomenėje labai daug įvairių konfliktų, kurie nebūtų geri pačiai šaliai. Taip pat, tęsiant antrąjį mūsų argumentą, mes teigiame, jog Lietuva nėra labai ilgą laiką demokratinė valstybė. Todėl mums reikėtų sustiprinti visuomenę būtent tais įprastais būdais, stiprinant tą būtent tradicinę pasaulėvoką. Todėl Lietuva dar nėra būtent tiksliai pasiruošusi suteikti tikslias tas lygias teises homoseksualams. Ir apibendrinus norėčiau pasakyti, jog mes teigiame, jog mes neturėtume suteikti lygių teisių homoseksualams, nes tai žalotų mūsų prigimtinės vertybės, menkintų tikinčiųjų pasaulėvoką ir Lietuva dar nėra tinkamai pasiruošus užtikrinti homoseksualų gerovę. Prašau. Oponentai daug šneka apie tvirtą, vertybėmis pagristą visuomenę. Ir yra susidariusi nuomonė, kad tokios visuomenės pagrindas yra tvirta šeima. Tačiau nepamirškime, kad homoseksualų žmonės iš dangaus nenukrenta, jie taip pat ateina iš šeimos. Taigi, tokia visuomenė, kurią mes turime, netoleruojanti visuomenė, kaip tik ir skaldo jau esančias šeimas, kurios nepripažįsta savo, sakykime, atžalų, kurie yra homoseksualūs ar turi kitokią netradicinę pakraipą. Taigi, tai visų pirma ir veda į įsiskaldžiusią ir netvirtą visuomenę. Visų antra, tęsiant apie šeimą, galima teikti, kad šeimos susidarimo pagrindas yra vaikai atžalas, taip. Tačiau vadovaujantis tokiu principu, ar neturėtume tada uždrausti tuokti žmonėm, kurie nenori turėti vaikų arba negali turėti vaikų, juk tai būtų visiškai nelogiška. Taigi, todėl nėra jokio pagrindo neleisti žmonėms išreikšti savo jausmų ir juos įteisinti. Ačiū. Mes nesutinkame su mūsų oponentais ir tvirtai tikime, kad Lietuva nepadarys tos pačios klaidos, kurią padarė kelios Europos šalis. Pasižiūrėkime į tą pačią Prancūziją, kurie jau priėmė šią įstatymą, kuri leido homoseksualioms šeimoms įsivaikinti vaikus. Kasgi atsitiko? Ogi daugybė, netgi 100 000 Paryžiaus gyventojų išėjo gatves ir sukilo prieš šį abejotiną ir prieš labai abejotiną valstybės sprendimą. Labai svarbi yra kitų žmonių nuomonė, ne tik homoseksualų, juk yra daug didesnė dalis normaliai gyvenančių šeimų, kurios visiškai nepritarė homoseksualioms šeimoms, nes jie žino, kad jų vaikai gyvens tokioje aplinkoje, nes tai yra jų ateitis, yra jų valstybė. Ir tuo pačiu žmonės išėjo į gatves, prarado pasitikėjimą valstybę, tai ženkliai krito pasitikėjimas valstybė kitose ES šalise kaip ir Didžioji Britanija. O pasitikėjimas valstybė, geras ryšys tarp valstybės ir gyventojų yra labai svarbus valstybės savimonė. Taip, ačiū. Ir reziumė, prašau. Mykolo Romerio universitetas. Labai trumpas. Opozicija neįrodė 4 dalykų. Pirma, jie neįrodė, kad tos pačios lyties asmenų santuoka pakenks tradiciniai šeimai. Antra, jie neįrodė, kad tos paties lyties asmenų šeima neįdiegs tų pačių vertybių savo vaikams. Trečia, jie neišaiškino, kada Lietuvos visuomenė bus pasiruošusi priimti tą įstatymą. Ketvirta, jie nenurodė jokių rodiklių, pagal kuriais remdamiesi jie sakys, kad iš tikrųjų Lietuvos visuomenė jau yra pasiruošusi. Mes manom, kad dabartinė situacija yra netoleruotina, jinai turi būti keičiama ir jinai turi būti keičiama iš valstybės pusės. Mes turime labai aiškius duomenys iš Jungtinių valstijų, kur dalis valstijų priėmė palankius įstatymus, kad ten iš tikrųjų santuokų skaičius padidėjo ir skyrybų skaičius sumažėjo priėmus palankius įstatymus. Dėl šių priežasčių mes manome, kad tai yra visiškai logiška, visiškai aišku, kad turi būti priimti visi įstatymai, kurie būtų palankus tos pačios lyties asmenų santuokai. Ačiū.
Ir norėčiau galutinai pasakyti mūsų poziciją šio klausimu ir paoponuoti mūsų priešininkams, jog tai, kas buvo pasakyta, jog ateina homoseksualas taip pat iš šeimos ir jisai yra nepripažįstamas visuomenėje. Tačiau ar pats homoseksualas, jis pripažįsta savo minusus ir tai pasirinkęs, jis supranta, jog jisai negali turėti šeimos. Ar jis taip pat supranta? Ne. Dėl to jisai siekia tokių teisių. Ir kaip gali visuomenė suteikti tokias teisės, į tai yra einama prieš prigimtį, prieš gamtą, prieš gamtos nustatytą tvarką? Žinoma, kad ne. Ir dar kas buvo pasakyta, kad bus pakenkiama šeimai, jeigu nebus suteikiamos teisės homoseksualams, homoseksualų šeimoms. Tačiau kaip galima pakenkti homoseksualų šeimoms, jeigu tos tradicinės šeimos yra žmonijos išlikimo principas. Tai yra ta vertybė, kurios mes ir turime laikytis. Ir tai yra ta dalis žmonijos, kur mes turime ir žvelgti. Nes jei norime išlikti žmonėmis, tai mes ir turime likti žmogiškais. Ačiū abiejų centrų, debatų centro ir Mykolo Riomerio universiteto debatuotojams. Dabar iš karto turime dar vieną pašnekovą. Šį kartą jau nebe iš Lietuvos, o iš Jungtinių valstijų, iš Floridos St. Petersburgo miesto. Kalbame su Dariumi Sužiedeliu. Labas vakaras, ponė Dariau. Labas vakaras. Ponas Sužiedėlis yra buvęs Lietuvos Respublikos diplomatas, šiuo metu gyvenantis Brazilijoje, aktorius ir vertėjas. Ar viską teisingai pristačiau, ponė Dariau? Teisingai. Ir jūs esate homoseksualios pakraipos žmogus, ar ne? Taip. Sakykit, tiek klausydamas mūsų debatus, tiek žiūrėdamas, kokia yra padėtis Lietuvoje, žiūrėdamas iš tikrai toli ir iš valstybių, kuriuose galbūt visai kita kultūra yra, ką matote ir ką galite pakomentuoti? Man visų pirma, norėčiau labai greitai trumpai man kelia juoką tas visas kalbos apie ex-gėjų judėjimą, kuris yra visiškai diskredituotas tiek Amerikoje, tiek Brazilijoje, tiek kitur. Pašnekovas turbūt nelabai žino savo informacijos, ypač apie tai, kad pagrindinis psichologas, kuriuo jie rėmėsi lyg šiol, Robert Spitzer, dar pernai viešai per radiją atsiprašė ir apgailestavo už savo teiginius, kurie buvo teikti prieš 10 metų, ir taip pat teigė, kad jo metodika buvo klaidingai naudota ir taip pat žalinga. Tai tiek apie tai. Antras dalykas, man irgi juokinga, kad žmonės kalba apie šeimas ir negalima tokių šeimų sukurti. Jos jau yra. Tokios šeimos tarp gėjų, tarp lesbiečių yra jau. Jos egzistuoja per visą pasaulį ir jie turi vaikų, tiek savo, tiek įvaikintų. Jos egzistuoja jau. Jų teisės kaip šeimos turi būti taip pat patvirtintos ir garantuojamos. Nėra politikės vieta, nėra Seimo narės Bilotaitės vieta man suteikti tas teisės. Jos yra pareiga, kaip darbas, apginti mano teisės. Aš jos neprašau tų teisų, aš prašau jas apginti. Brazilijoje, Amerikoje, visur kitur laikas yra mūsų pusėje. Man atrodo, čia yra kertinis dalykas, ką reikia įsiminti. Lietuvoje taip. Gal Lietuva nepasiruošusi santuokoms, gal jie būtų geriau pasiruošusi civilinė partnerystė kaip tarpinė stotelė. Bet pasaulis eina pirmin, tą parodė pernai įvykę rinkimai Amerikoje, kur 3 valstijos pirmą kartą per referendumą patvirtino teisę į vienalytės santuokas. Taip kad laikas tikrai eina mūsų naudai. Jūsų naudai, sakykime, eina laikas, apie tai mes padiskutuosime, žinoma, su mūsų dalyviais. Paskutinis klausimas, ponia Dariau. Kaip keičiasi Lietuvoje tolerancija ir požiūris į homoseksualius asmenis jums žiūrint iš už Atlanto? Aš manau, kad lėtai, bet vis dėlto keičiasi teigiamą linkme. Vis dėlto šitos programos, šitos visus laidos, jos prasidėjo visai neseniai, prieš pirmąjį Baltic Pride, prieš 3 metus. Taip kad ačiū Dievui, ta diskusija vyksta. Ar jinai yra labai teigiama, ar labai sveika diskusija, čia kitas klausimas. Bet aišku, tik su diskusija galima šitą klausimą judinti į priekį. Kągi, dėkoju, tai buvo Darius Sužiedėlis, aktorius ir vertėjas, buvęs Lietuvos Respublikos diplomatas, šiuo metu gyvenantis Brazilijoje ir Jungtinėse valstijose. Tai buvo jo nuomonė, be abejo, abi mūsų debatų pusės turės progą aptarti, mačiau, jie jau žymėjusi kai kuriuos jūs teiginius. Dar sykį primenu, jog ir jūs galite išreikšti savo nuomonę, skambindami telefonu. Kol kas žymi persvara skambučių yra sakančių žmonių ne, homoseksualams neturėtų būti suteiktos tokios pat teisės kaip ir likusiai visuomenės daliai. 760 skambučių sako ne, 123 sako taip. Jūs galite skambinti telefonu 1667 ir išreikšti savo nuomonę. Arba 1, jeigu tai yra taip, arba 2, jeigu tai yra ne. Na, o mes į Tautos aikštę grįšime po trumpos reklamos ir pradėsime jau mūsų didžiuosius debatus. Likite su LRT televizija.
Sveiki sugrįžę į Tautos aikštę. Prieš reklamą mes girdėjome debatų centro argumentus ir taip pat savo orientacijos neslėpiančio aktoriaus, lietuvių aktoriaus iš Jungtinių valstijų pasisakymą. Ir vėlgi akivaizdu, kad vienas esminių dalykų tai yra noras gauti teisę į šeimą homoseksualių asmenų arba į galbūt kitokį civilinį institutą, kurio šiuo metu Lietuvoje nėra. Kiek jis yra pagrįstas, mes diskutuojame šitame debatų raunde. Prašau, ponė Bilotaitė. Tai aš pirmiausia noriu prieiti prie to ir pasisakyti griežtai už tai, kad kas tai yra šeima. Šeima tai yra vyro ir moters santuoka. Tai yra santykis vyro ir moters. Ir santykis, kai vyras ir moteris sudaro kažkokią tai santuoką, tai yra prieštaraujantis gamtai dalykas. Ir tai yra prieš gamtą ir niekur neveda. Tai yra visuomenės susižlugdymas, tai yra mirtis. Ir jeigu mes pasirinksime šitą kelią, o ypatingai Lietuvai tas yra aktualu, pagalvokime. Mes galvojame apie gimstamumą, apie tai, kad mes mažėjame kaip tauta. Tai kur vestų tokia santuoka? Ir apskritai, kai kalba homoseksualai apie santuokos dalykus, man labai keista, nes aš dažniausiai susiduriu, kai apie tą temą kalbama, tai apie tai, kad jie daugiau demonstruoja savo kažkokį lytiškumą, seksualinius santykius. Ir man labai dabar toks keistas dalykas, kad dabar kalbam apie šeimą. Man tai prieštarauja. Aš nesuprantu, kas čia yra, kodėl dabar tie dalykai yra keliami. Šeima kategoriškai sakau, tai yra vyras ir moteris, tai yra jų santuoka, tai yra šeima, vaikai ir vaikui geriausia aplinka augti yra tradicinė šeimoje. Taip. Beje, kuri saugo konstituciją. Tada norėčiau paklausti, jūs kategoriškai prieš šeimą, homoseksualią šeimą, gal galima paprašyti partnerystės? Žinote, niekas netrukdo. Vyrui ir vyrui, atsiprašau, aš labai maišausiu, nes man tai labai neįprastas dalykas. Vyrui ir vyrui, niekas nedraudžia jam gyventi kartu. Jie ir gyvena šiuo metu kartu. Moteris ir moteris, vyrai ir vyrai. Bet kodėl reikia reikalauti tą viską įtvirtinti įstatymu? Manau, kad mūsų valstybė pirmiausia turėtų ginti vyrą ir moterį. Jų šeimą. Nes šiandien gaunasi, kad mažuma yra tradicinė šeima. Tai aš noriu pasakyti, pagal jūsų visą tą elgesį. Jūs neigiat tai, ką santuoka arba partnerystė atneša į heteroseksualų šeimos. Visas teisinis statusas, visas paveldėjimas ir daugybė kitų privalumų, kuris automatiškai gaunamas heteroseksuali šeima. Jūs netgi neįsivaizduojate, kiek tai yra. Bet niekas netrukdo jūsų šeimų. Jūsų kabutėse santykiams įforminti viską notariškai. Prašau. Tu šeimą supranti tik kaip giminės pratęsimą, kaip vaikų gimdymą. Tačiau šeima yra ir dviejų asmenų meilė, draugystė, parama, senatvė, sulaukimas. Ir tai gali būti tarp tos pačios lyties žmonių. Hetero šeima kartais neturi vaikų, nes jie yra nevaisingi. O homo šeima gali turėti vaikų, bet jie neturi galimybių šeimoje auginti savo palikuonių, nes valstybė kažkodėl tokių galimybių nesuteikia, niekindami šito žmonės. Taigi mes diskriminuojame žmonės, neturime jokios teisės, būdami politikai ir valstybės piliečiai, diskriminuoti žmonės, nes mes davėme priesaiką gerbti žmogaus teisės ir laisvės. O kaip Konstitucijos 38 straipsnis, kuris sako, kad Konstitucija gina būtent šeimą, vyro ir moters santuoką. Jūs pakomentuokit man šitą, prašau. Gerai, aš būtinai pakomentuosiu. Dabar. Šeimos samprata seniai yra pakitusi, tačiau jūs gyvenate 19... Jūsų šeimos samprata yra pakitusi. Visam pasauliu. Jūsų šeimos samprata yra pakitusi. Leiskite man pabaigti. Jūs prašėt komentarą, ponė Pavilionienė komentuoja. Pakitusi nuo 20-ojo amžiaus vidurio. Yra įvairių šeimų, įvairių formų šeimų. Jūs kalbate netgi apie 5 lytis, ar ne? Apie 5 lytis jūs kalbate. Pakalbėkime apie tai. Pakalbėkime. Neprimeskite man savo mąstymą. Leiskite man pasakyti. Šeima pakito, vertybės pakito. Ir aš noriu pakomentuoti jaunų žmonių pasisakymus apie prigimtinės vertybės. Prigimtinių vertybių nėra. Vertybės kūrė žmonės. Ir bažnyčia tame vaidina ypatingą vaidmenį.
Vertybės kinta. Šiuolaikinės vertybės yra pagarba žmogaus orumui, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms bei lygioms galimybėms. Jūs pati savo prieštaraujate, sakydama, kad nėra... Pone Songaila, jeigu galima, ką jūs manot? Kintančios vertybės, kiek jos turi įtakos šeimos institutui? Tai aš noriu pasakyti, kad mes matome iš to, ką gerbiama Aušrinė kalba, kad mes susidarėme su ideologinė grupe. Iškrypusių lytinių santykių paversta ideologinės karas kažkoks padarytas prieš šeimą. Karas prieš šeimą. Ir ponas Sužiedėlis, kur čia kalbėjo, labai geras pavyzdys, kur kaip partijos veikėjas, kuris sako, kad mes laimėsim, ar laimės nuo to jo laimėjimo visuomenė, ar laimės čia konkrečiai Lietuvoje tauta. Tai yra kitas klausimas. Ir aš nesutikčiau su debatu čia dalyviais, kur sakė, kad kol kas valstybė ir tauta nepasiruošusi. Tai aš tikiu, kad Lietuvoje tos vadinamos tokios santokos ar tie vadinami tokie įvaikinimai ir vadinama tokia globa, globėjas numeris 1, globėjas numeris 2, niekada nebus. Taip. Pone Šarkanai, aš norėčiau jūsų paklausti. Ar jūs esate homoseksualus? Ne. Ne, jūs esate heteroseksualus. Taip. Ar jūs sutinkat su ponu Songaila, ką jis minėjo, kad vyksta ideologinis karas? Jūs galite į tai žiūrėti šiek tiek iš šono. Pastoviai vyksta kažkokie debatai, ginčiai, bet tai nesvarbu. Aš kalbu iš teisų. O kas yra svarbu? Svarbu yra žmogaus teisės. Tai yra vienas pagrindinių dalykų įtvirtintos mūsų konstitucijos pradžioje ir ant jų turėtų laikytis mūsų valstybė. Kas yra mano šeima, sprendžia tik aš pats, daugiau niekas. Niekas neturi teisės. Nei Grybauskaitė, nei visi seimūnai pasaulio, niekas neturi teisės nuspręsti, kas yra mano šeima. Kištis į privatų gyvenimą. Ir tas pats galio kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus turi teisę nuspręsti, kas yra jos šeima. Konstitucija yra įtvirtinta nuomonės laisvė ir įsitikinimų laisvė. O vaikas gali būti šeima tavo? Galima pabaigti. Ne, negalima. Nes, pavyzdžiui, jeigu bus vaikas tavo šeima, aš įsikišiu. Gerai, prašau. Ir taip pat, lygiai taip pat, du gėjai ir ne tik gėjai, visi čia kažkodėl tik apie homoseksualus kalba, bet gali būti seksualus žmonės, gali būti impotentai, sakysim. Jie irgi gali nuspręsti, kas yra jų šeima, nuspręsti patys. Lietuvoje yra 200 000 moterų, kuriuom tiesiog nėra vyrų. Ir jos pasmerktos dabar gyventi be šeimos, nors tai joms garantuoja konstitucija. Tai yra svarbiausia. Kiekvienas... Gerbiamas vedėjau. Man dabar pasidarė įdomu, nes aš matau, kad yra konstitucija, kuris yra mūsų pagrindinis, pamatinis įstatyminis aktas, jinai yra traktuojama labai skirtingai. Pone Subačiau, jūs kitaip traktuojate konstituciją negu ponas Šarkanas? Visiškai teisingai. Todėl, kad mūsų konstitucija gina vyro ir šeimos santuoką. Ką ponia Pavilionė šneka, kad yra pakitus samprata. Tai aš truputėlį jums informacijos visai Lietuvai iš tikrųjų. Kad yra tokie sugalvojami tokių ponių projektai ir lydimų organizacijų kaip tolerantiško jaunimo, reiškiasi, yra sugalvoti mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO tarp kultūrinių gebėjimų plėtros vykdomas pagal tolerantiško jaunimo organizacijos, kurios dauguma sudaro sodomitai, iš tikrųjų, homoseksualai, kitaip tariant, tyrimą, toleranciją ir multikultūrinis ugdymas bendro lavinimo mokyklose. Bendro lavinimo mokyklose. Ir iš esmės yra projekto nuostatos. Lytinė orientacija yra laisvai pasiekiama. Pirmas punktas. Antras punktas. Su šeima ir santuoka susijusios moralinės vertybės laikomos beverčiais stereotipais. Tai kam, apie kokį mes šį absurdą šnekame? Su šeima ir santuoka susijusios, mano supratimu, jūs darote nusikaltimą, visai visuomeniai, su tokiais projektais. Ir toliau yra šeima yra homofobiškas derinys. Tai atsiprašau, aš noriu iš tikrųjų kreiptis į tėvelius. Gerai, ačiū, palauk. Vieną sekundę, dabar jau duokim šitą pusę. Aš norėčiau, kad pakomentuotumėt, ką ponas Subačius. Aš norėčiau atsiliepti į mano buvusio kolegos pasisakymą, kad vyksta ideologinė kova. Vyksta kova tarp žinojimo ir nežinojimo, mielasis. Taip, tarp žinojimo ir nežinojimo. Tarp pagarbos mokslui, visuomenės kaitai ir norui gyventi stereotipuose.
kad, kaip jūs sakėte, šeima gali būti tarp vyro ir moters. Taip? Ponia, jūs kūrėte mums naujus stereotipus. Aš nieko nekuriu. Jūs kūrėte mums naujus stereotipus. Su 5 lytim. Apie santuoką, kad santuoka yra sudaroma laisvų vyro ir moters susitarimu. Bet nekalbama apie šeimą, ką jūs norėjote įkalti, kad turi būti šeima tik vyras ir moteris. Šeima gali būti iš senelio ir vaiko, iš 2 moterų, iš 2 vyrų. Svarbu, kad būtų supratimas, meilė, pagarba ir parama gyvenime. Ačiū, ponė Simonko. Šitam ponui norėčiau šiek tiek komentarų. Nustokite homoseksualus vadinti iškrypėliais. Jums noriu pasakyti, kad Pasaulio sveikatos organizacija homoseksualumą iš lygų sąrašo išbraukė 1990 metais. Todėl gegužės 17. Gerbėmėjai, tai mes kalbame apie šeimą, nenukrypkime. Klausykit, tai yra sutrikimas. Ir tarp kitko, visai šitai ideologijai gal daro būtent tas reiškinys, kur čia ponas Sužiedėlis paneigė. Tai vieną minutėlę. Tas reiškinys, kur iš tikrųjų yra bendruomenės, kur grąžina tos vadinamus homoseksualus. Ne, yra melas, tai yra melas. Ir galėtų kolega paneigti tas, kas buvo pasakyta. Jie veikia tokios bendruomenės ir žmonės gali grįžti į normalų gyvenimą. Gerai, ačiū. Dabar norėčiau porą klausimų ir komentarų iš mūsų arbitrų pusės. Lietuvos žmogaus teisų centras. Prašau, prisistatykit ir jūsų komentaras. Labas vakaras, Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Aš turiu komentarą. Šiek tiek garsiau, jeigu galima. Garsiau, gerai. Pirmiausiai, tai norėčiau padėkoti žurnalistams, kad pasitaisė, kad temą pataisė ir kad nebevadino reikia homoseksualams daugiau teisų, nes visų pirma žmonėms nėra suteiktos tos teisės, kurios turėtų būti suteiktos. Antra, kiek galima kalbėti apie tai, ar suteikti ar nesuteikti teises. Jeigu kalbame, kad žmogus gimė, vadinasi, jis teises turi. Ir parlamentarų yra pareiga jas apginti. Tai dabar kalbame apie vieną iš teisų. Teises galima apriboti tada, kai žmogus padaro kažkokį nusikaltimą. Dabar kalbame apie susirinkimus. Žmonėm neleidžia eiti Gedimino prospektu. Kodėl neleidžia? Padarė nusikaltimą? Ne. Saugumo, sako, negali užtikrinti, o saugumas yra valstybės pareiga, kaip sakė Europos žmogaus teisų teismas. Nesvarbu, mums gali nepatikti, kokią nuomonę žmonės nori išsakyti. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad žmonės galėtų saugiai išreikšti savo nuomonę. Ir tai yra pareiga mūsų visų, o ypač parlamentarų. Ir čia tiesiog gėda klausytis tokių argumentų. Ir dar vienas papildomas argumentas yra, kalbame apie įvairias teises, apie turtinės teises ir kalbame jau apie dabar augančių vaikų teises, apie kurias visi ignoruoja. Taip. Jau vaikai auga ir tiesiog turi patirti mokyklose patyčias, nuolat klausytis įžeidimų, kad jie auga atseit iškrypėlių šeimose. Auga puikūs vaikai. Ačiū. Pone Bilotaitė. Aš tiesiog norėčiau replikuoti į tą dalyką apie eisenas ir paradus visus, kurie yra organizuojami. Tiesiog norėčiau pažymėti, kad jūs, kaip suprantu, siekiate, kad jūs suprastų visuomenę ir jūs taptumėte tiesiog visuomenės normali dalis. Bet tokiais paradais, tokiom eisenom jūs provokuojate ir kiršinat visuomenę. Tai ko jūs siekiate? Klausimas. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad dabar laukia labai atsakingas momentas Lietuvos, tai yra pirmininkavimas Europos Sąjungai. Ir tas dėmesys, siekiant išprovokuoti tam tikras negerovės, parodyti, kad Lietuvoje netolerantiški žmonės, diskredituoti Lietuvą tarptautiniu mastu, toks jausmas, kad yra jūsų tikslas. Ir paskutinis akcentas, ką aš norėčiau paminėti, tai, žinote, galima piketuoti, galima eiti, išreikšti savo nuomonę, bet mūsų visuomenė yra vis tik tai įprasta, kad mes savo seksualinių dalykų, savo lytinės elgsenos, mes nesame įpratę, nėra normalus dalykas tai atvirai demonstruoti. Taip. Jūs tą darote. Taip, gerai. Kodėl? Ačiū. Kodėl mes... Ačiū. Dabar žodis anai pusiai. Aš dar tik norėčiau papildyti vienas komentaras iš mūsų socialinio tinklo Facebook. Gėjų kultūra minta nepritarančiųjų dėmesių. Kodėl? Klausė skaitytojas. Čia yra pakankamai panašu į tai, ką pasakė ponė Bilotaitė. Prašau. Šiaip aš norėčiau sureaguoti dėl eitynių. Mūsų eitynės tokios pačios, kaip ir kitos eitynės, kurios eina per Gedimino prospektą. Nieko jos nesiskiria. Skiriasi
tik to, kad tos eitynės yra leidžiamas laisvai, mums jos yra draudžiamas. Būtent toj gatvėje, kur yra įprasta pagarbi vieta kiekvienam Lietuvos piliečiui. Kalbėdami apie Liepos mėnesį eitynės, noriu pažymėti. Galbūt jūs prisiminsit, kada buvo panaikintas gėdingas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris drausdavo homoseksualius santykius. Kaip tik 93 metais Liepos 4 dieną jūsų Seime. Todėl mes norim būtent skirti šitas eitynės, šitai datai pažymėti. Ir mes turim atsigręžti kartu su jumis ir surasti, pažiūrėti, kokie namų darbai buvo padaryti. Taip, ačiū. Pone Šarkanai. Aš noriu atsakyti, visų pirma pasakysiu savo nuomonę, ką aš manau apie iškrypėlius. Gamtoje yra apie 450 rūšių, kuriuose yra paplitęs homoseksualumas. Yra lygiai viena rūšis, kur yra paplitusi homofilija. Tai reiškia, kad iškrypėliai yra tie, kurie kišasi į kitų žmonių intimų gyvenimą ir bando primesti jiems savo požiūrį, privers gyventi taip, kaip jie nori. Mano nuomonė, tokius reikia vadinti iškrypėlius. O antra, jeigu kas daro gėdą valstybėje, tai būtent konservatoriai ir visi kiti, kurie bando užgniaužti, atimti iš žmonių visame pasaulyje pripažįstamas žmogaus teisės. Aš tai matau, kad mums reiktų iš tikrųjų grįžti prie šaknų, iš kur visa tai kilo. Mes turime prisiminti seksualinę revoliuciją, kuri kilo Amerikoje ir galiu pasakyti, kad ją organizavo užsislėpę homoseksualai, kurie, tai yra faktai, ko jūs juokitės. Bet ar mums tikrai reikia žiūrėti, kas buvo Amerikoje? Žiūrėkim, kas yra čia pas mus Lietuvoje. Ir dabar žiūrėkit, prie ko aš noriu privesti. Prie ko aš noriu privesti. Palaukite. Vaikų daug pradėjo gimti. Taip, ir atsirado kontraceptikos biznis labai didžiulis, kur ponia Povilionė labai smarkiai susijusi su tuo. Ir dėl to ponia Čionais ir labai su pinigais yra susijusis. Aš nesuprantu, ką jūs čia kliedite, suprantat? Aš abejoju jūsų racionalumu pirmiausia. O antra, kreipiuosi į savo kolegę. Kodėl jūs prisijimate savo teisę vadinti save normaliais, o štai kitus žmonės sakyti, kad jie gali tapti normaliais arba būti normalia visuomenės dalimi. Tai yra begalinis šitų žmonių įžeidimas. Dabar grįšiu prie ankstesnio klausimo, kai sako, kad kažkas eina prieš gamtą, ar ne? Šitie žmonės gimsta heteroseksualų šeimose. Pagimdo vyras ir moteris. Tai yra, genų kombinacija. Ir mes juos kaltinam, kad jie tokie gimsta. Miela Agnė, kažkada jūs turėsite šeimą. Jūs meluojate ir aš noriu paneigti to. Palauk, duok man pasakyti. Jūs turėsite šeimą ir gimsit jums vaikutis. Ir jūs nežinote, kokios jis bus lytinės orientacijos. Taip, jūs progas padiskutuoti vienas prieš vieną labai greitai. Pone Skambučiu, prašau. Aš noriu pasakyti, kad tai yra melas, kad tai yra gimstama. Ir aš noriu tam jaunoliui pasakyti iš Brazilijos, kad jisai visiškai net ne tą pavardę pasakė. Jūs labai mėgstate meluoti, apsimelavę esate. Nes tai yra žmogus, jūs nepertraukinėkite. Tai yra žmogus Tony Dolfo Smith. Įvedus į Google jūs galite surasti jo organizaciją, šiandieną veikiančią ir nešančią labai gražų vaisių. Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra dvasinė liga. Lygiai taip pat, kaip reiškiasi, narkomanija yra dvasinė liga. Kaip narkomanija yra dvasinė liga. Galima išgydyti būtent dvasiškai. Taip, ačiū. Aš supratau. Aš pamatavau atstumą tarp jūsų 3,5 metro, bet atrodo, kad yra Grand Canyonas, apie 30 km mažiausiai, nes jūs iškrypėliai, kliedesiai, dar kažkas vienas kitą tokiais įdomiais žodžiais vadinat. Gerai, trumpą pertrauką, paklausykime, Žaliai LT turi komentarą arba klausimą. Labadiena, bus komentaras, tiesiog, pradėsiu nuo to, kad savoka daugiau teisų, tai iš esmės mažumoms reiškia, kad jie nori tokių pat teisų kaip dauguma, ar ne? Ir nesvarbu, kokia tai būtų mažuma. Ar tai būtų religinė, ar tai būtų tautinė mažuma, jie nori tokių pačių teisų. Dabar dėl tų teisų šnekant, ar ne? Ir jeigu homoseksualus žmogus nori aplankyti reanimacijoje gulinti savo mylimą žmogų, ten gali patekti beje tik tai šeimos nariai. Jeigu jis nori kurti namus, kurti šeimą ir įteisinti ją, ar šitas siekis yra toksai didelis? Ir jeigu jis yra per didelis, tai retorinis klausimas toks būtų, tuomet kodėl dauguma, kuo jinai yra privilegijuota, išskirtinė, save labiau vertinanti, kažkokia labai ypatinga, kad negali suteikti tų pačių teisų, kuriamis realiai jinai naudojasi mažumoms.
Taip, kodėl? Ačiū, aš norėčiau, kad ponas Songaila atsakytų. Visų pirma, čia yra sugalvota istorija, kurios gyvenime nebūna. Jeigu iš tikrųjų yra draugas ir tikrai gali aplankyti sergantį žmogų, čia yra sugalvota, niekas nedraudžia to. Ir teisių tokių... Tuokit pabaigt, prašau, nes... Man jau praėjo laikas. Nieko tokio, kalbėkit. Bravo, ačiū. Taip, aš noriu pasakyti labai paprastai, kad negalima suteikti prigimtinių teisių kokiais nors priimtais įstatymais. Pavyzdžiui, kad vyras ir žmona yra moteris ir vyras. Taip. Tai vyras ir moteris yra šeima. Negalima įstatymais keisti tokių dalykų. Yra prigimtinė teisė. Ir visa tai yra griovimas pačių pagrindų, civilizacijos pagrindų. Ačiū. Pone Simok, jūsų laikas. Nežinau, aš dabar kalbu apie, galbūt mes kalbam apie tai, kad dviejų žmonių, nepriklausomai nuo lytinės orientacijos, gyvenimas kartu, teisė mylėti ir globoti ir jaustis atsakingas viens kitam, tampa tokių aštrių klausimų. Kas atsitiks, jeigu mūsų visuomeniai atsiras dar viena ląstelė, kuria taip pat bus stabili, taip pat mokės mokesčius ir ją visi mylės. Taip, ačiū. Ačiū, jūsų laikas baigėsi, tačiau dabar tai dar tikrai nėra mūsų metas reklamos pertraukai, dabar šiokia tokia naujovė mūsų laidoje, vadinamasis ginčų ringas. Čia aš paprašysiu į Tautos aikštės vidurį išeiti po vieną dalyvį, tai šiuo atveju Agnė Bilotaitė ir Marija Pavilionienė. Prašau, čia. Prašau. Kur jums patogiau atsistoti viena prieš kitą? Ir mano labai paprastas klausimas yra 3 minutės skirtos šitai mūsų diskusijai. 3 minutės. Jūsų niekas iš mūsų pusės nenutraukinės. Jūs tarpusavį diskutuojate pačios. Yra 3 minutės. Išnaudokite jas kiek įmanoma efektyviau. Mano klausimas yra tas, nuo ko mes ir pradėjome šitą debatų raundą. Taip? Kasgi yra Lietuvoje šeima ir ar reikia kažkokių permainų? Pradeda ponia Bilotaitė. Prašau. Aš esu tradicinė šeimos šalininkė ir mano gilių įsitikinimų šeima tai yra vyras ir moteris. Ir ėjimas prieš gamtą, siekiant įtvirtinti homoseksualias šeimas, mano nuomonė tai yra ėjimas apskritai prieš viską. Tai yra susinaikinimas, nes negali būti tokioje šeimoje sukuriama gyvybė. Joje neišaus gyvybė. Yra daug tyrimų atlikta, kad geriausia vaikui augti aplinka yra tradicinė šeimoje. Labai glaustai, prašau kalbėti labai glaustai. Aš neprieštarauju, kad šeima yra viena iš didžiausių vertybių. Tačiau aš esu už modernę šeimą. Tai yra, kad šeima gali būti sudaryta iš įvairių narių. Iš senelio ir vaiko, iš moters ir moters, iš vyro ir vyro. Nes šeima nėra vien tik vaikų gimdymas arba darbo jėgos gimdymas arba tų gimdymas, kurie išlaikys kitus. Šeima yra dvasinė gerovė, šeima yra meilė, šeima yra supratimas. Ir žmonės iš tikrųjų ne tik lytinį ryšį palaiko, bet ir dvasinį ryšį. Kas mano manimu yra svarbiau. Aš sutinku, kad šeima tai yra ir dvasinis ryšys, bet kartu tai yra ir giminės pratęsimas. Tai yra vaikai. Ar gali vyras ir vyras susilaukti vaikų? Ne, jis negali, jis gali tik įsivaikinti. Ir aš keliau tą klausimą, tada yra pažeidžiamos kitos teisės. Ir čia yra uždaras ratas. Tai žinote, vaiko teisės. Ar mes paklausime vaiko, ar jisai nori augti tokioje šeimoje? Vaikui geriau augti ten, kur jį myli, o ne globos namuose, nebūti našlaičių. Be jokios abejonės, yra daug normalių heteroseksualių šeimų, kuriuose yra problema ir jie neturi vaikų. Ir jie gali tos vaikus įsivaikinti. Kodėl mes dabar turime skatinti šitokį dalyką? Kodėl mes neleidžiame žmogui, kuris yra pasiturintis, įsivaikinti ir ugdyti, sudaryti sąlygas, mokytis, augti ir dirbti? Kodėl mes luošinam? Bet čia yra problema, kad pinigai lemia viską. Jeigu jie yra homoseksualūs ir pasiturintis, reiškia, gali turėti viską. Ne, aš kalbu pasiturintis žmogus, ir kitą, gali suteikti galimybę našlaičiui paimti jį, aprengti
parengti, išleisti į mokyklą, suteikti galimybę studijuoti aukštojoje, ko galbūt jis negalės, augdamas našlaičių namuose. Bet mes galvojame apie šeimos modelį, kas iš jo išauks. Taip yra daug teorijų. Viena sako, kad vaikas įgyja genetiškai daugelį savybių. Taip. Kita teorija, kuri sako, kad aplinka lemia. Tai kokį modelį, šeimos modelį, apskritai gyvenimo modelį, vaikas įgys tokioje homoseksualų šeimoje? Ten, kur bus taika, ramybė ir meilė. Kas iš to? Iš tos tradicinės šeimos, kur yra vyras ir moteris, kur moteris yra žeminama, mušama ir vaikai tai mato. Kas iš tokios šeimos? Taip, ir ačiū labai abiems mūsų ringo dalyviams. Dabar reklaminė pertrauka Tautos aikštėje, po jos mes vėl grįšime ir tęsime mūsų debatus. Likite su LRT televizija. Sveiki sugrįžę į Tautos aikštę. Mes čia diskutuojame, mes matuojame atstumą tarp abiejų pusių, kuris atrodo kol kas iš tikrųjų labai didelis ir šiame raunde bandysime apsvarstyti, ar įmanoma kažkokiais būdais, kažkokiais kompromisais šį atstumą sumažinti. Galbūt tai iš tikrųjų yra neįmanoma. Bet iš pradžių mūsų studijoje susirinkusių arbitrų komentarai. Pirmas žodis tautininkams. Prašau, pristatykit ir jūsų komentaras. Aš esu Tomas Bikelis iš Lietuvos centro partijos ir iš tikrųjų aš turiu klausimą ponui Vladimirui Simonko iš Lietuvos gėjų lygos. Kiek jūsų organizacijoje yra oficialiai registruotų narių ir kodėl jūs taip stipriai slepiat informaciją apie finansavimą? Iš kur jūs gaunate milijoninį finansavimą ir kam jūs leidžiate tus pinigus? Ačiū. Taip, ačiū. Į klausimą atsakysim po visų mūsų arbitrų pasisakymų, tikrai jo nepamiršime. Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas. Labą dieną, aš norėčiau su visa derama pagarba poniai Pavilionienei užduoti klausimą. Jūs nekartą sakėte, jog prieš gėjus pasisako neišsilavinę žmonės, nors tai tikrai nėra tiesa, tikrai yra didelis intelektualinis judėjimas prieš gėjus. Ir aš norėčiau paklausti, su kokia jūs turite teisę netoleruoti žmonių, kurie turi kitą nuomonę ir manyti, jog jūsų nuomonė yra aukščiau jos. Ačiū. Taip, humanizmo centras, prašau. Labą dieną, esu Rasa Kuodytė Kazelienė, esu direktorė ir psichologė Humanizmo centro ir tiesiog pirmiausia gėda už Lietuvą, kad Lietuva gali sau leisti Lietuvos Respublikos televizijos eteryje kalbėti tokius dalykus, būtent apie žmogaus teisės, kurios yra prigimtinės gimstant žmogui. Žmogus jau turi teisės, jos yra prigimtinės. Taip pat norėčiau pabrėžti, net jūs ir pataisėte klausimą, bet jūs pamiršote dar vieną dalyką, kad seksualinės mažumos tai ne vien tik tai homoseksualai, bet ir lesbietės, biseksualai. O lesbietės nėra homoseksualai? Taip, transseksualai, tai yra seksualinės mažumos yra plačiau negu homoseksualai. O klausimas yra toksai, kada bus pakeista konstitucija, nes visgi konstitucija buvo patvirtinta 92 metais, kai dar buvo kriminalizuotas homoseksualumas. Mes gyvenam Europos Sąjungoje, tai prašom parlamentarai. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų jaunimas, prašau prisistatykite. Karolis Jachimavičius, sūnus Elenos ir Leono. Klausimų neturiu niekam, nes man viskas aišku. Pirmiausia, aš noriu pradėti nuo to, kad apie homoseksualų teisės, kad tai yra visiška fikcija, galima prisigalvoti, kad žmogus nori būti kėde, būti pripažintas arba meška ir už tai kovoti. Tai yra visiška nesąmonė. Pirmiausiai, antriausiai, atsiprašau, tokio dalyko kaip perleisiu mikrofoną. Tu, kad jau nėra ką labai perleidinė, tai pabaikit mintį bent jau. Svarbiausia prieš homoseksualumą yra kovojant prieš lyčių stereotipus. Pavyzdžiui, kad jeigu vyras yra neraumeningas, jis jaučiasi nevyrišku, arba kad moteris turi storą balsą, yra nemoteriška. Tai yra pagrindinis kelias, kovojant prieš lytinius stereotipus, kovoti prieš homoseksualumą. Ačiū. Ačiū Jums. Šeimos gynimo centras. Taip. Taip, prašau čia. Sveiki, aš esu Jolita, 2 vaikų mama. Pirmą noriu pasakyti tiesiog nuomonę, kad
nubrėšiu liniją savo nuomonės. Man netrukdo homoseksualai, jeigu jie vaikšto šalia. Aš tikrai jų nepuolu mušti, nepuolu pravardžiuoti, nepuolu kažkaip tai jų pažeminti. Savo tarpę tikrai jų pažįstu ne vieną. Ir bendraujam ir viskas gerai. Bet, mėlieji, nekiškime vaikų į šitą. Nekiškime. Netraumuokimės jų. Tegul jie pasirenka tada bent jau 16 metų. Taip, aš noriu gyventi su 2 homoseksualais. Jie jau gali tuo metu pasirinkti. Bet neįsivaikinkim vaikų. Neįsivaikinkit, prašau. Netraumuokit. Ir klausimas. Dar turiu klausimą. Trumpai, paviljoniniai. Pone, pabandykime įsivaizduoti bent trumpam. Jeigu pasaulyje nebeliktų heteroseksualų žmonių, kas būtų? Jeigu vien tik tai staiga visi taptų lesbietėm ir gėjais. Taip, ačiū už klausimą. Filmas Lenkų geras yra. Taip, ir dar vienas komentaras. Mykolo Riomerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė ponė Laima Vaigė. Labas vakaras. Šiek tiek kitų kampų, galbūt apie teisinę sistemą, nes daug kas kalba apie konstituciją, apie kitus teisės aktus, kurie galbūt būtų reikalingi, jeigu būtų kažkokios permainos. Koks būtų jūsų komentaras? Tai mano komentaras, laba diena, mano komentaras būtų toksai, kad mes šiandieną kalbėjome apie labai daug skirtingų teisių, tai gal reikėtų iš tikrųjų šiek tiek apriboti teisę į santuoką, teisę į šeimą. Šeima iš tikrųjų yra daug senesnis fenomenas negu santuoka. Ir teisė į šeimą tiek Europos žmogaus teisių teismas garantuoja ne tik tai santuoką pagrįstiem santykiam. Europos žmogaus teisių teismas ją garantuoja taip pat ir tos pačios lyties asmenim. O Europos žmogaus teisių konvencija mums yra galiojanti. Tai čia vienas būtų iš aspektų. Kitas aspektas, nereikia keisti konstitucijos, kad priimtume partnerystės įstatymą. Tai jau yra pagrindas civilinėme kodekse ir netgi yra įsipareigojimas tai padaryti, parengti projektą iki 2002 metų. Įsipareigojimas, atsiprašau, kam? Tiesiog įstatymų leidėjui. Pačiame civiliniam kodekse buvo numatyta, kad bus parengtas partnerystės įstatymas iki 2002 metų, dabar turime 2013. Partnerystės įstatymas tai būtent būtų visiškas minimumas, kuris garantuotų ne tik tos pačios lyties asmenim, bet ir heteroseksualiom porom, nes daugybė porų yra, kurios taip pat yra diskriminuojamos. Būtent per šitą atpirkimo ožį, kad negalime suteikti homoseksualiom porom. Tai čia vienas iš aspektų. Aišku, partnerystė yra visiškas minimumas, kuris neišspręstų tam tikrų problemų. Kaip pavyzdžiui, jeigu 2 lesbietės augina vaiką ir nėra tiesiog biologinio tėvo, tai biologiniai mamai mirus, tas vaikas keliautų į globos instituciją. Ir tai neišspręstų problemos partnerystė. Supratau, ačiū. Tai, žodžiu, labai trumpai reziumuojant, net tas pats minimumas, kaip jūs sakote, 13 metų jis yra jau vėluojantis pagal įsipareigojimus, kurios priėmė patys įstatymų leidėjai. O kodėl taip yra? Strigo 2004 metais, dabar irgi yra pora projektų parengtų, yra labai didelis pasipriešinimas. Dėl to, kad šitie visi debatai, iš tikrųjų tai yra, manyčiau, kad istorinė diskusija, kuri vyksta visoje Europoje, visam pasaulyje, jie yra labai smarkiai ideologizuoti. Tai vienas iš aspektų, kad mes negalime racionaliai, pagarbiai diskutuoti vienas su kitu, kad kažkodėl vis dėlto vos išgirdus, kad gėjus iš karto bū ir baigėsi ta diskusija. Tai reikėtų racionaliai išmokti turbūt diskutuoti ir... Ačiū. Ačiū. Ir nuo to gal ir pradėkim, po to galėsim perėti ir prie klausimų, kuriuos pateikė mūsų arbitrai. Pone Subačiau, ką minėjo mūsų konsultuojantį teisininkė, debatai yra ideologiniai ir jie, jūsų nuomonė, tai yra gerai, jie tokie ir turi likti, nes tai yra ideologija. Ar vis dėlto galima atrasti, ieškoti tam tikrų kompromisų ir sąlyčio taškų? Mano įsitikinimu, tai turėtų būti tik ideologinių prasme. Jokių sąlyčio taškų mes negalime sau leisti. Pasakysiu, kodėl. Pirmas, mes nekalbėjom apie vieną tokį labai svarbų faktą. Yra padaryti tyrimai, kada tarp homoseksualų ir biseksualų yra labiausiai plintanti živ infekcija. Tai yra mirtį nešanti kultūra iš tikrųjų. Ir dar vienas faktas, tai yra tarytum, kada jie išlošia tam tikras pozicijas, jie tuom nenusiramina. Tarkim, čia šnekėjo Simonko apie partnerystę, nenusiramins jie, kol toks žmogus kaip aš
negalėsiu net pasakyti kažką tai kitos nuomonės. Ir klausimas yra, kur yra tada tas viduriukas tarp mano nuomonės ir diskriminacijos. Ir dar vieną, jeigu galima. Sekundėlę, dabar norėčiau pono Šarkano paklausti. Vėlgi atsispirint nuo to, ką ir minėjo ponas Subačius, iš tikrųjų, ta riba, kur galima ją atrasti ir kada žmogaus nuomonė, vėlgi čia yra mūsų Facebooko lankytojo klausimas, kada žmogaus nuomonė tampa homofobija? Aš manau, tai skirtingos nuomonės yra natūralu. Mes gyvename demokratinėje, bent jau vadinamės demokratiją, gyvename tokio visuomenėje, kur yra natūralu, kad žmonės turi savo nuomonės ir puiku. Nu, gali kas nors nemėgti gėjų, gal gėjai nemėgsta heteroseksualų. Tai yra normalu. Problema yra teisė. Teisė yra problema ir čia diskutuoti yra gerai, bet faktas tame, kad mes turim pripažinti teises. Mums visai nereikia įtikinti daugumo žmonių, kad, sakysim, mažuma turi gauti tas teises. Nes tai neįmanoma. Gali tai niekada neįvykti. Dauguma nepripažins tų teisų. Bet mes gyvenam kitokiame pasaulyje, gyvenam kitokioje šalyje. Turim konstitucijas, konvencijas, nes niekur nesidėsim. Kažkada žmonės gyveno urvuose tenais, kur iš viso nebuvo jokių šeimų. Kažkada gyveno tokiuose dviejų žmonių santokos, tik tai santokose, net ir gyvenimas be šeimos buvo baudžiamas. Dabar atėjo toks laikas, kai visas pasaulis keičiasi, žmonės gyvena kitaip. Ir mes nuo to nepabėgsim. Jeigu mes prie to neprisitaikysim, mes išnyksim. Taip, supratau. Ačiū. Jūs minėjote apie ideologiją, jūs minėjote apie teisę. Pone Bilotaitė, ką jūs akcentuojate? Šiaip tai, ką aš norėčiau akcentuoti, kas man nepatinka šiuo metu, kad aš matau didžiulę propagandą, būtent iš homoseksualų pusės, kad yra per žiniasklaidą, per kitas priemonės yra tiesiog šita kultūra labai populiarinama ir jinai tampa, nežinau, madinga, mada. Ir tas dalykas man nepatinka šitie požymiai. Ir mes tampame iš tikrųjų mažuma. Ir aš pasisakau už tai ir pasisakysiu, kad mes tikriausiai turėtumėm susijimti visi. Ir ne, aš nekalbu apie tai, nereikėtų man apie tai kalbėti. Aš tiesiog kalbu apie tai, kad aš matau grėsmę tradiciniai šeimai. Kad tiesiog reikėtų, galbūt ją šiek tiek paskatinti. Aš tikrai aš suprantu, kad yra, reiškia, homoseksualai, jie gyvena šalia mūsų ir aš nesmerkiu jų, bet jūs neįsivaikinkite vaikų. Gerai, ideologija, teisė, propaganda, ką jūs manate? Tai ką, štai jūs ir atskleidėt savo kortą, jūs pradėjot kalbėti apie propagandą. Štai jūsų ir bendras tikslas kartu su Rusija. Jūs žiūrit į Rusijos priimtą įstatymą apie propagandą. Jūs norit panašyti į šitą kaiminę, ar jūs norit versti... Aš manau, kad taip. Pasisakau už tą dalyką. Ir gėdą darom ne mes, o jūs, kalbėdami apie tokią propagandą. Palaukite, pakalbėkime apie tą dalyką, kad kiek yra finansuojamos jūsų organizacijos, kiek yra dedama lėšų tam, kad formuotų tam tikrą nuomonę. Aš puikiai suprantu, kaip yra manipuliuojama visuomenės nuomonė, kad yra mechanizmai ir labai lengva ją formuoti ir nukreipti vieną ar kitą linkme. Ir tas yra daroma iš jūsų pusės. Kokios yra lėšos? Dabar klausimas buvo taip, būtent ir iš arbitrų pusės apie finansavimą, bet pradžiai ponia Pavilionienė norėjo žodžio, po to ponas Simonko pakomentuos apie savo finansavimą, po to ponas Songaila. Aš norėjau pasakyti, kad jūs nemylit ir negerbėt žmogaus, nes kalbėti kada ta riba prieis. Tai jūs niekinate žmogų. Kas jums davė teisę niekinti ir negerbti žmogaus? Aš norėjau atsakyti į jaunuolio klausimą. Tarsi aukšto intelekto žmonės ir jie viską išmano, taip? Bet aukšto intelekto žmonės gali būti fanatikai ir dogmatikai, taip? Ir aukšto intelekto žmonės išrado atominę bombą ir būtų sunaikinę žmoniją, taip? Taip, kad aukštas intelektas dar nereiškia, kad žmogus yra plačių pažiūrų. Reikia savikritiškai žvelgti į save ir nuolat remtis mokslu, o ne kažkokiais tai stereotipais, kurių jūs taip nemėgstate. Taip, ponė Simonko, dabar apie jūsų finansavimą. Štai ir atėjo klausimas dėl finansavimo. Visiems rūpi. Gerai, galiu pasakyti, kad taip gaunam finansavimą, bet noriu pabrėžti, didžiausia dalis finansavimo
ne Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai, o pinigai atėję iš įvairių fondų, gaunami pagal visas taisyklės, laimėjus visus įmanomus konkursus. Ir dalyvaujant buvo konkursas po 30 projektų į vieną vietą. Bet aš noriu pasakyti, kad nuo šitų pinigų sumokami mokesčiai, išlaikomi seneliai, pensijos ir ir aš netgi galvoju, kad tai yra nauda mūsų valstybė. Pone Simonko, aš turėčiau klausimą apie pinigus. Man visai labai patinka apie pinigus kalbėti. O kas bus, jeigu jūs atrasit tų sąlyčio taškų? Jeigu dings ta konfrontacija ir tos ideologinis karas, tai jūs nebegausit pinigų? Taip, tai aš tai ir noriu pasakyti, padarykite man blogą paslaugą, padarykite blogą paslaugą. Mes negausim, bet aš būsiu labai laimingas, nes mano teisės bus gyventintos. Kiekviena organizacija gyvena iš projektinių pinigų. Nedarykite jūs čia išimties. Kiekviena visuomeninė organizacija. Ar galima būtų pasakyti? Dabar trumpai, ponė Bilotaitė, po to ponas Songaila. Aš labai trumpai. Tiesiog jūs dabar pas ir pasakėte, kad jums yra naudinga, kad būtų problemos keliamos, kad būtų neramumai, kad tada būtų didesnis finansavimas jums skiriamas. Tai jūs sąmoningai tai siekite daryti? Padarykite man paslaugą, neuždrausdinėkite jūs eitinių, nebus man to finansavimo. O gal jūs patys provokuojate? Pone Songaila. Aš jums duodu receptą. Iš pradžių prašo partnerystės, po to prašys santokos, po to įsivaikinimo ir taip toliau. Tai niekada nebus gana. Tai pirmas dalykas, aš jūsų nepertraukinėjau. Nu, kodėl jūs taip... Jūs būkite, padori galų gale. Galit patylėti? Ar galit patylėti? Dabar kaip? Tai visuomeniai nenaudinga, kad šitas reiškinys plistų. Tai čia faktas. Jis neplistų. Tai jeigu jis yra įgyjamas ir jeigu yra finansuojama ta veikla, tai jis plinta paprasčiausiai. Gali būti nauji įtraukiami vaikai, gali būti, kaip čia buvo pasakyta, perdodamos vertybės, jeigu nelegaliai įvaikina tuos vaikus. Tai visas šitas nenaudinga visuomeniai ir dėl to visuomenė turi gintis ir riboti tokią veiklą, kuri yra iš tikrųjų, galima taip pasakyti, ne tik ideologinė grupė, bet ir tokia destrukcinė grupė. Taip, ponė Subačiau, trumpa pastaba. Maža pastaba. Maža to, iš tikrųjų, homoseksuali ideologija, jinai neša diktatūrą. Ir pasakysiu faktus, konkrečius faktus. Bet 1, 2, 3 jau galima. Amerikoje Arnoldas Švarcnegeris 206 metais įstatymą tokį išleidžia, kad mokyklose turi būti išnaikintas visa literatūra, kas liečia, reiškia, tėvo, motinų savokas, kas smerkia homoseksualizmą, kokie ten transvestitai, kokie ten dar yra, reiškia, visą ką, tavo visą smerkia, turi būti viskas teigiamai pavirsta, o šeimos savokos būtų ištrintos, tėvų savokos būtų ištrintos. Tai yra diktatūra. Taip, ačiū, ponė Šarkanai. Tai diktatūra? Ne, absoliutus absurdas. Diktatūra ir dabar egzistuojanti. Jūs paimat kažkokiai žurnalistų sukonstruotą sensaciją naujieną, kur kažkoks vienas faktelis iškreipiamas, padaroma tai kažkokia pasaulinė tendencija. Ir dabar bandote mus išgąsdinti. Aš matau, kad yra visos partijos, yra krūvos judėjimų, kurie kovoja prieš tai, visai bando tenais diskredituoti gėjus ir lesbietės. Ir matau, yra žmonių labai, kurių yra tik maža dalis, nedrįsta prisipažinti, kad jie tokie yra. Stoti organizaciją, nes bijo susidarojimo. Ir jūs dar čia kažką kalbat, gąsdinat, kad jie užpuls jūs susidaros. Pažiūrėkit, kiek jūsų daug, kiek jūs turit pinigų, kiek jūs galingi, kiek jūs viską... Geriau pasiremkite prezidentu Barack Obama, o ne kažkokiu... Tai yra maža grupelė žmonių, pasiremkite Obama, kurie kovoja už savo teisės, už tai, kad jiems nereikėtų važiuoti iš Lietuvos, kad jie galėtų auginti vaikus Lietuvoje. Kovoju už jūsų nežinojimą. Taip, ponė Bilotaitė. Tiesą pasakius, aš dar kartą norėčiau prieiti prie to, kad mes suprantame, kad visuomeniai yra homoseksualūs žmonės. Jie yra, buvo, bus. Ir žinoma, yra iš istorijos tokia pastebėjima, kad ekonominio pakilimo metu visada kažkaip jie
padaugėja, suaktyvėja ir čia, tokios tendencijos yra. Tai tiesiog krizės metu grįžtama prie tradicinės šeimos. Tai nežinau, tiesiog kažkodėl tai tas gyvenimo būdas ima... Jūsų sumažėjo per krizę? Dabar buvo krizė. Nežinau, aš manau... Ne, tu jūs žinot skaičius, vis tiek, sumažėjo ar nesumažėjo? Aš žinau skaičius. Mano manimu, aš žinau skaičius. Tiek pat lik. Aš žinau skaičius. Čia yra stabili cifra. Aš žinau skaičius. Taip, ponia Šarkanė, prašau pasakykit, skaičiai visada gerai. Yra labai populiari sociologijos mokykla, kuri daug metų atlieka tyrimus Jungtinėse valstybėse. Jos vadovas yra Richardas Florida. Ir jie įrodė, statistiniais metodais įrodė, kad ne gėjai suaktyvėja, kai yra ekonomikos pakilimas, o kaip tik ekonomika kyla ten, kur yra pripažįstamos gėjų teisės, yra daugiau gėjų. Gėjai yra iš principo inovatyvus. Jūs nekalbėkite apie tai. Argumentas yra gėjai ekonomikos variklis. Pone Subačiau. Iki antro pasaulinio karo Amerika klestėjo. O aš norėčiau paklausyti, sakykit, prašau, Prasidėjo o homoseksualų kaip judėjimas, jūs viskas reaguojat į savo partnerius Jungtinėje karalystėje dėl tokios iniciatyvos įteisinti santokos? Galbūt jūs dabar nutrauksit su jais ryšį? Taip, geras pastebėjimas, ponia Bilotaitė. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad jūs tikriausiai mane klaidingai suprantate. Aš norėjau pažymėti ne vieną kartą, kad aš nesu pati prieš nusiteikusi ir pasmerkusi jūs. Jūs gyvenate, jūs tikrai nekurkite šeimų ir neįsivaikinkite vaikų. Jūs gyvenkite. Gyvenkite vieni su kitai. Bet ponia Bilotaitė, atsakymas būtų toks. Ir dar patikslinkite, vieną sekundėlę. Aš dar patikslinsiu, galbūt ne visi žiūrovai žino, apie ką mes kalbame. Tai yra konservatorių valdoma Didžioji Britanija priėmė labai svarbų žingsnį į tai, jog bus įteisintos vienos lyties atstovų santokos. Prašau, jūs esate konservatoriai. Jie apsisprendė ir mes apsisprendžiam kitaip. Ir mes sprendžiame, kaip Lietuva turi gyventi. Mes patys apsispręsime. Didžioji Britanija... Ne, aš apie tai kalbu. Aš tiesiog kalbu apie Didžiąją Britaniją ir apie Lietuvą. Lietuva turi apsispręsti, kaip Lietuva nori gyventi, kokiu keliu mes norime eiti. Ar mes skatinam tradicinę šeimą, ar mes renkame kitą kelią ir sakome, kad homoseksualų šeimos gali būti įteisintos. Tai mes turime visi apsispręsti, kuriuo keliu einame. Tai spręskime. Ir mano nuomonė, mes turime eiti link tradicinės šeimos. Ir daugumos Lietuvos. Gerai, aš norėčiau grįžti prie to paties, nuo ko mes pradėjom. Ponia Pavilionienė, ar... Aišku, kad nuomonės yra skirtingos. Ar įmanoma atrasti bendrų taškų? Pirmiausia, reikia jų ieškoti, reikia norėti juos rasti, reikia mylėti ir gerbti žmogų. O konservatoriams atrodo, kad jie valdo valstybę. Jie jau nebevaldo, ačiū Dievui. Dabar kita koalicija yra. Ir prisiminkime, kokią šeimos sampratą ir kokius įstatymus norėjote sukurti, kurie būtų diskriminavę šeimas, žmonės, kurie myli ir gerbė, ir ypač vaikus. Ir jeigu leisite, aš atsakysiu tai mergaitei. Labai trumpai, per 15 sekundžių, prašau. Nes dabar vaikai gimsta mėgintuvėliuose, sperma užšaldoma, ląstelės, taip kad neišnyks, nebijokit žmonėje. Viskas bus padaryta laboratorijose. Gerai, ačiū, ponia Subačiau. Baisu, tai yra Filmas baisu. geras, pažiūrėkit, seksmisija vadinasi. Viską suprasite? Taip, ponia Subačiau. Aš norėčiau pasakyti, iš tikrųjų, sugrįžti iš tikrųjų prie to, ko aš pradėjau. Kad pirmiausia, mes nekalbėkime apie prigimtinės teisės tokias, apie kurias jūs, ponia Pavilionienė, šnekate. Kad homoseksualai turi lygiai tokias pačias prigimtinės teisės. Iš vienos pusės, palaukit, ponia. Visi jūs pertraukinėte vienas palaukit, ponia. Iš vienos pusės jūs esate visiškai teisi, bet kaip homoseksualas, kaip transvestitas, kurį galima išgydyti, jisai negali turėti jokių išskirtinių teisų. Taip, ponia Šarkanė. Aš turiu klausimus. Vat Agnei ir... Ponas Songailas. Ne. Koks jūsų vardas? Justas, taip pat. Jums turiu klausimų. Kiek vaikų turite? Aš šiuo metu neturiu vaikų. Justas? Bet turėsiu. Kiek?
Neužilgo ženysiuos. Bet jūs jau esate jau suaugę žmonės ir jūs neturit vaikų. Jūs čia kalbat, kad homoseksualumas yra susijęs su vaikų atsiradimu. Bet jūs patys neturit vaikų. Ir jūs norit neleisti homoseksualams, kurie norėtų sukurti šeimas, įsivaikinti vaikų ir juos auginti. Bet pozicija... Ačiū ir prašau po trumpą atsakymą. Bet pozicija, čionais... Gerai. Ačiū, ponė Sarkanai, jūsų laikas baigėsi. Jūs manipuliuojate žmonių protais. Žinoma, nors pati dar neturiu šeimos, bet aš ją tikrai sukursiu ir tikrai norėsiu susilaukti vaikų ir norėsiu sukurti tradicinę šeimą. Tai yra vienas dalykas. Ir tiesiog tai, kad aš neturiu kol kas šeimos, tai nereiškia, kad aš neturiu nuomonės. Aš ją turiu. Ir poziciją turiu. Gerai, ačiū. Abiejų pusių laikas baigėsi. Dabar mūsų paskutiniojo raundo pabaigoje dar vienas ringas, dar viena dvikova 1 prieš 1, 3 minutės. Šį kartą kviečiu Gintarą Songailą ir Vladimirą Simonko. Štai čia, į mūsų ringo vidurį. Ir mano klausimas jums, tai yra 3 minutės, vėlgi. Rekomenduoju kalbėti kiek įmanoma glaušiau ir klausyti, ką sako ir oponuoti, ką sako oponentas. Klausimas yra tai, nuo ko mes ir pradėjom ir nuo ko mes beveik kaip ir baigiam šitą laidą – prigimtinės teisės. Kokios jos yra ir kokie yra argumentai. Taigi dėmesio, 3 minutės, pradeda ponas Songaila. Aš jau minėjau, kad prigimtinės teisės yra tėvystės, motinystės, vaiko teisės augti šeimoje, vyro ir moters šeimoje, kur ir vienas ir kitas yra įsipareigojęs jam. Jeigu tai būtų kita, tai būtų perduota kitos vertybės ir visai kita samprata būtų. Tai ne ta samprata, kuri yra prigimtinė. Prigimtinės teisės tai yra žmogaus teisės. Teisė, tą, ką jūs įvardėjot, man tinka jūsų teisės. Tarsi, man irgi reikia tokių teisių, kurios jūs įvardėjot. Kame problema? Jūs, atsiprašau, kad aš taip paklausiu, tėvystės ar motinystės teisės norit ginti? Tėvystės. Norėčiau, bet... Ar tėvystės ar motinystės? Jūs atsakykite klausimą. Tėvystės. Tėvystės. Taip. O kas jūsų šeimoje motinystės? motinystės? Tik tai aš noriu pasakyti, aš puikiai suprantu, koks tai yra slidus ledas. Jūsų šeimoje motinystės. Koks tai yra slidus ledas dėl įvaikinimo. Noriu pasakyti, šitas klausimas be visuomenės palaikymo negali būti sprendžiamas. Ir čia aš kalbu metu akmenėlį į mūsų parlamentarus. Aš laukiu jūsų pozityvios pareigos. Tai čia su manim diskutuoja ar su parlamentarais? Todėl, kad labai gražią moteriškę matau. Bet visuomenės palaikymas, ponė Songaila. Taip. Nu, matot, jūs turit šansą. Ačiū labai. Tai aš atliksiu savo pilietinę pareigą, tada jums leidus. Tai aš noriu pasakyti, kad čia aš ir pasigendu pozityvios pareigos, skatinti diskusijos ir daryti viską, kad šitas konsensusas visuomenėje būtų surastas. Įmanoma surasti? Manau, kad dėl prigimtinių teisių tai ne, nes jos aiškiai čia diktuojamos ne tos, o dėl gerbimo, žmogaus orumas taip pat yra prigimtinė teisė, tai ji turi būti gerbiama. Taip pat ir jeigu tikrai pažeidžiamas kokios nors teisės, nepriklausomai nuo to, ar jūs homoseksualas ar ne, taip pat jos turi būti ginamos, bet tos teisės, kurios jūs siekite, jos iš tikrųjų žeidžia ir ne taip, kad abstrakčiai visuomenė, bet žeidžia žmonės. Ir jūs taip pat turit gerbti. Ir aš matau iš jūsų paskutinių pasisakymų, kad požymių, kad tos pagarbos yra. Prašau. Ir kad baigti šitą karą ir kalbėtis normaliai. Todėl aš noriu paklausti, ar teisė žygiuoti homoseksualams ir jų draugams Gedimino prospektu yra prigimtinės teisės ar ne? Matot kaip, prigimtinė be abejo teisė, prigimtinė saviraiškos teisė, tačiau jeigu tai pažeidžia, viešoji moralė taip pat yra prigimtinė teisė, jeigu tai pažeidžia viešą moralę, o jūs atakuojat tiesiogiai ją, jūs atakuojat pačius principus civilizacijos, tai jūs turite susimąstyti apie savo taktiką. Aš esu moralus? Taip. Ir ties tuo mūsų 3 minutės baigėsi. Ačiū abiems prelegentams. Po trumpos reklaminės pertraukos vėl grįšime į Tautos aikštę ir padarysime jau galutinės išvadas. Ačiū.
Jūs vis dar žiūrite LRT televiziją, čia vis dar Tautos aikštė, tačiau jau atėjo metas, kaip ir suvesti galus, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, dar keletas komentarų iš mūsų arbitrų pusės. Pone Laima Vaigė, Mykolo Riomerio universiteto, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė. Prašau, jūsų gal baigiamasis komentaras. Ačiū. Tai norėjau pasakyti, kad teisės prasme, mano nuomonė, šitas debatas dėl to, ar homoseksualumas yra įgytas, ar jisai yra įgimtas, nėra labai svarbus. Vakar Gedimino prospekte mačiau dainuojančią, šokančią grupę krišnaitų. Na, tikrai su krišnaito genu žmogus negimsta, kaip ir su tautininko genu arba kataliko genu. Tačiau mes gerbėme teisę į politinės pažiūras, gerbėme teisę į religiją, gerbėme teisę į savo tiesiog požiūrių įsitikinimų laisvę. Taip. Tai čia vienas iš aspektų. Kol kas, vėlgi, labai turbūt geras komentaras, terminas, kurį panaudojo pirmasis ponas Subačius, man atrodo, jisai pasakė, kad homoseksualai besigydydami turi potencialą tapti tikraisiais žmonėmis. Tai va čia į viską susiveda. Ar tikrai jisai mano, kad tai yra tikri žmonės, ar tai yra netikri žmonės? Nes jeigu mes galvojame apie žmonės kaip žmonės, tai jie tada jau ir turi tas teisės, žmogaus teisės, kurių yra tikrai įvairių. Ir neatsiranda to noro kažkur pasakyti stop. Yra žmogus, tačiau... Taip. Ačiū Jums už komentarą ir prašau, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas. Dar trumpas komentaras iš Jūsų pusės. Na, aš sakyčiau, kad šiek tiek pritrūko svarių argumentų, bet dėja, čia išgirdau nuomonę, jog tie žmonės, kurie pasisako prieš gėjus, yra fanatikai arba neišprusę. Lietuvoje yra maždaug apie 70% žmonių, kurie pasisako prieš juos. Ir ponios Povilionienės požiūris reiškia, kad jin savo tautą laiko fanatikų ir neišprusiusių žmonių. Būdamas, tarkim, socialdemokratų rėmėjas, aš labai iš tikrųjų įsižeisčiau, jeigu mane laikytų kvailiu, jeigu mane laikytų fanatiku, žmogus, kuriuo aš pasitikėjau ir kurį aš rėmiau. Ačiū Jums už komentarą ir dabar reziumuoja mūsų pagrindiniai debatų dalyviai. Pradėkime nuo pono Songailos. Prašau, 45 sekundės. Aš nesutinku su ką tik teisininkės pasakyta nuomonė, kad teisėjai nesvarbu norma. Tai mes kalbam apie homoseksualizmą kaip apie reiškinį, tai yra socialinis reiškinys, tai nėra nei medicininė norma, nei socialinė norma. Ir jeigu tai mėginama paversti normą ir konkuruojančią normą su kita šeimos santvarka, atsiranda institucija, atsiranda pinigai, atsiranda industrija ir mes visi matome, kaip ta industrija veikia. Deja, matome šiuo metu tokį reiškinį, kad kitose valstybėse pripažįstamos santuokos, bet aš manau, tai laikinas reiškinys ir anksčiau ar vėliau atsikvošės ir bus grįžtama prie to, ką gamta davė. Ačiū. Pone Šarkanai. Aš kaip nacionalistas negaliu ramiai žiūrėti į tai, kaip nyksta mūsų tauta. Vien tik konservatorių valdymo metu buvo išvyti iš Lietuvos 7% lietuvių tuo metu gyvenusių valdymo pradžioje, vien tik tai oficialiai. Ir aš negaliu matyti, kaip tai darydami jie dar neleidžia žmonėms norinčiams turėti vaikų, auginti vaikų, kuriuos tai, kad jų neįsivaikintų į užsienį, neįsiųstų, jie dar trukdo jiems tai daryti. Tai yra nusikaltimas. Ir tai yra tautos žlugdymo politika. Jokių būdų nesusitaikysiu, padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad kažkaip tai sustabdyčiau šitą mūsų žiaurų tautos žlugimą. Kreipsiu į Strasbūro teismą, nežinau, padės, nepadės. Taip, ačiū. Pone Subačiu. Mano minėti projektai, kurie šiai dienai yra tam tikrose gimnazijose, aš tikrai norėčiau pasinaudoti progą eterių ir paprašyti tėvelių, nes mūsų organizacijos bandė susisiekti su jais, vadovybė gimnazijų neleido. Ir tiesiog tėveliai, būkite atidūs ir budrus ir pasižiūrėkite savo mokyklose, ką moko šiandieną mūsų mokyklose už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, mums nežinant, tėvams nežinant. Jums, tėvelį nežinant, aš gerai dar ne tėvas, jums, tėvelį nežinant, moko, kad šeima yra blogis, homofobija ir taip toliau. Būkit geri, aš jūsų labai prašau. Ačiū. Pone Simonko. Ačiū. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų organizacija atlieka savo misiją ir mes skatinam diskusijas, kurios yra dabar. Ir aš manau, kad būtent mūsų noras padaryti eitynės paskatina šitą laidą. Bet noriu pasakyti, kad mes norime integracijos,
o ne segregacijos. Laukime ir tikimės dialogo, o ne destrukcijos. Žmogaus teisės ir jų gynimas ne industrija. Norime lygių teisių, o ne daugumos diktato. Keičiamės kartu su visa visuomenė. Valstybė turi tarnauti žmogui, nepriklausomai nuo jo seksualinės orientacijos. Ačiū. Ačiū. Pone Bilotaitė. Iš karto greitai norėčiau repliką Giedriui pasakyti, kad tikiuosi, kad socialdemokratų valdymo laikais nebus priimtas tikrai tautai, grėsmingas sprendimas ir nebus įteisintos homoseksualų santokos. Aš tikrai nesu prieš ir nejaučiu neapykantos jums. Tiesiog manau, kad tai vis tik tai nėra norma. Ir tikrai esu kategoriškai prieš homoseksualų šeimas, nes tai yra ėjimas prieš gamtą, tai yra žlugimas. Tai yra mūsų valstybei, aišku, žlugimas. Ačiū. Ir ponia Pavilionienė. Na, gaila, kad mes šiandien nepriartėjome vienas prie kito, atvirkščiai pagilinom tą prarąją. Mano manimu, mums stinga žinių. Jaunam žmogui, kuris studijuoja politikos mokslus, tikrai stinga žinių, nes jis jau išmoko manipuliuoti savo nežinojimu. O štai ką aš norėjau pasakyti pabaigai, kad visuomenės ateitis tikrai priklauso tiems, kurie gerbė žmogaus teisės ir laisvės ir kurie pripažįsta žmonių įvairovę. Tačiau visuomenės ateitis nepriklauso tiems, kurie nekenčia žmonių, kurie klasifikuoja, diskriminuoja žmonės ir žemina juos net šioje laidoje. Ačiū. Ačiū visiems pašnekovams, ačiū visiems debatų dalyviams. Dabar dar primenu keletą mūsų statistinių duomenų. Pasižiūrėkime, kaipgi baigėsi mūsų telefoninis balsavimas. 6 kartus daugiau žmonių pasisako, kad ne, Lietuvoje homoseksualams neturėtų būti suteiktos tokios pateisės. 1829 pasakė ne, 310 pasakė taip. Toks yra mūsų telefoninis žiūrovų balsavimas, kaipgi pasikeitė mūsų arbitrų nuomonės. Pasižiūrėkime į dar vieną lentelę. Ir tai yra 29-31. Taigi nuomonės čia beveik išsilygino. Klausant argumentų, matome, kad nuomonės beveik išsilygino. Man reikia priminti, jog visas ir šią, ir visas tautos aikštės, kurios buvo iki šiol, galite jums patogiu laiku peržiūrėti lrt.lt mediatekoje. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Dar kartą dėkoju žiūrovams, dėkoju arbitrams, dėkoju mūsų studijos debatų dalyviams. Ačiū ir sėkmės. Ačiū.